Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs tiesiog sėdintis namuose ir kažkodėl atsimenantis iš neišio ne iš to, kad mirsit kažkada. Lietuvos ir pasaulio žmonės su jumis sveikinasi egzistencinė krizė išgyvenantis Vaidas ir Klajumas. Klajumas ir labai gerai nusteigęs ir kaip saulė šiandien nuostabiai antrodantis, kuriam šiandien niekada nepasakė Vaidas. Taip, lyg Zuoko memai grįžtantis į Facebooką, Vaidas ir Klajumas grįžta į Zip FM studiją. Ar matai tos memus, kurie dabar eina visi? Mačiau visų, aš nespėjau paskui. Nes Zuokas atsigavo ir pradėjo daryti savo video blogus. Blogus, nežinau, kaip aš jau pasamau. Savo video kasetės leisti į internetą pradėjo. Taip. Ir būna tasai, pavyzdžiui, tipo, man mėgstamiausias buvo, tipo, kai sėdi ne į tą trūliką ir apačioj Zuokas stovi laukia, 2 dienas gyvenau šeškiniai. Ir tokie visokie. Okay. Tai va, aš bandau dabar susigaudyti. Man žiauriai jokinga buvo. Nes aš išgėriau 2 didžiulius puodus kavos, bet tokius, tu matei kokius aš. Ir aš dabar arba man stoja širdis ir aš galimai esu apsišykęs, aš nežinau, kas yra 7% maždaug aš šansas. Aš man užuoščiau ir tu pajustum. Viską, žinok, čia pas mane gali būti dabar. Ką gero, kas... Tu esi dažniausiai žmonės, kai išgeria kavos, jie būna, žinai, kaip per filmukus rodo, kai stiuvis pirmą kartą kavos paragauja. Tai čia per Family Guy, nes tu toksai, tipo, čia kaip aš būčiau. Pirmą kartą gyvenime energetinę išgėriau šiandien. Tai... Ne, aš išgėriau ryte ir man pirmos 4 valandas buvo va tokios, kokios tu dabar pasakoji. Ir dabar, žinai, tas yra, kur tu pavargęs, bet tau yra pagreitintas širdies ritmas. Ir tu kaip prieš... Darudės, senčiam. Kaip prieš insultą, tiesiog toks guliu visas užkaitęs ir nesuprantu. Tai va. Aš nežinau, ar daug kas gali releitintis kaip prieš insultą. Visi, kas virš 5 ir visi, kas virš 120. Tai yeah boy is here. Šitą Darudė Sandstorm bus su vokalistu pasirodo. Ne, jis ne pats dainuos. Kur šnekėjom apie Euroviziją. Sandstormu? Su Johnu Sandstormu. Su Johnu Jim. Nežinau, tiesiog mums parašina žmonės. Ai. Tai viskas jau išsiaiškino, galima kažkur gal pasiskaityti? Ne, nėra dar gabalo. Kas yra įdomu, nes tipo, mes jį siunčiame Euroviziją, o ką jis dainuos? Muzika va dainuos. Darys Europai Darudę su savo muzika. Ja. Tai ne, Vaidui, aš čia šoną šaudau. Aš kol supratau. Galima publikas biškai paemphasizint reikia. Gerai, į šikną darys. Į Darudę. Bezdė. Į Bezdė, kaip sakytų Vaidas. Reikia išlikti Euroviziją. Ok. Supratau, tu finalai gal būtą nusipirkai, kas ir pasidalink su visais. Nenusipirkau. Nes mane akina tavo marškiniai. Aš kaip saulė atrodau šiandien. Kaip staltėse atrodai. Laikrodį užsidėjau. Įdėgęs. Ir kodėl šiandien Amfo žvakutę nusprendė įsikišti šikną? Matai, kam taupytis, pagalvojau, kam taupytis greitai ilgą, vis tiek kitą ateidavo, šiandien popierius pasirašėm, viskas gerai. Bičiuliai, šipsokis, pasaulis jau gražus. Būk žaisminkesnis, būk. Nemanai, kad mūsų karta, kaip mūsų tėvai saugodavo visokius brandžius šitam sekcijoje, nemanai, kad mūsų karta, pavyzdžiui, turės šventinių ratų kokių, kur tiesiog atsidarys sekciją, va gydytojai nunešim. Aldona pati rinko. Maišiuką nunešim, dar ką nors. Ne? Kiešiai tokie bus, ar ne? Nesgi normalizuota dabar yra, visi daužo tos dragzus kabakos. Normalizuota? Ta prasme, socialiai normalizuota. Aš turiu menį, tu pavyzdžiui, nueidavai į mano tėvų laikais į Dūzgės. Tai aš abejoju, ar po sovietiniais laikais ten visi gegužiniai daužydavo šniurus. Bet dabar, kai jau tas atėjo iš vakarų, tai, tipo, kabakose, aišku, žandikolius pametė. Nemanai, kad tai, bus kaip... Tokias maištas. Va, parsineškit namo, vadovai nesuvalgėt. Aš jums to į servetėlę ir tą, žinai, kur servetėlę į 4 dalina. Tokį jo subinios, kaip saldainių kokį. Ant eglės pasikabinsi, jau. Pasilaužysit namuose su savais. Plytą. Pasidalinsit. Ką nuveikai šiandien gero? Šiandien daug nuveikiau gero. Įsirašiau nelegalią programinę įrangą į savo elektroninį paspirtuką ir jis dabar pasiekė velnišką 29 km/h greitį. O kokia tai programinė įranga? Kaip supras programinė įranga paspirtukė? Dabar kai yra daug protingų žmonių,
ne kaip mes pasaulį, ir yra su elektra dalykai, tai dažnai, jeigu jisai susijęs su telefonu, tu gali parsiųsti aplikaciją, paspausti chlapučiką ir sakyti, aš nusihakinau šitą savo dalyką. Tai aš paspaudžiu chlapučiką vieną tenais ir you have boosted power, kaip cheat kodą susivesti realiai žaidime. Supratau, tai tu nori pasakyti, kad o tai kam yra limiterį uždėti? Tam, kad neįkvot batarkės per daug, ne? Ne, tam, kad yra įstatymai. Bet koks dalykas, kuris viršė 25 km per valandą greitį, yra laikoma motorinė transporto priemonė, kuriai reikia... Transporto priemonė, kuriai reikia turėti technikinę apžiūrą ir numerius. O jeigu iki 25 km per valandą yra, tai yra dviratis, realiai. Ir laukinė širdį. Ir važiuoja toks, eina šalia žmonės. Sulaikykit jūs į kas nors. O tai kas tu jau viskas jau atidarėjai drifto sezoną? Pačiam ryte šiandien. Trakų ledo ežero. Bike Show Millennium. Ant BAM9. Ne, šiandien buvo biškai pradžioje. Pačios beldžiai ledo. Buvo pradžioje šiandien, tai žinai, negalim užstovėti, užkals babiną, variklį, viską užkals, tai biškai prasidnu. Ta nuvariau pasportavau žiauriai gerai, tavo recepčiuką rytai šau, man atrodo, jis man ir potencijas tvarkė, ir man nuotikas tvarkė šitas, kaip tu sakai, kiaušinio ant karšto paviršiaus padėjimo receptas. Jis viską tvarko mano gyvenime ir viskas yra šiaip žiauriai gerai. Dabar atvariau laidą ir viskas yra cool. Vakare darysiu streamą, turiu siaubo žaidimą ir bus iš visosom pabaiga. Kaip mumble rapperis, tu koks. O ką tu gerą nuvykai, Klavimui? Aš visą dieną varvinau akis prieš kompą ir gerai praleidau laiką, bet biškai atėjau čia atvėst. Galvoju, žinai, atsipalaiduosiu, bet Vaidutis padėjo savo laimės birką ant stalo, tai reiks dabar jau viniot visas 2 valandas. Gerai, kas bus, tas bus, visas 2 valandas su mumis, žiūrėsim, kas čia bus su tavo Klavimas gal neištems, bet aš uždu šiandien pašnekėjau. Jo, gerai, pradedam su Arctic Monkeys Cornerstone kūrinio, mūsų laidų įrašą klausykite YouTube ir Mixcloud, įrašė Vaidas ir Klajumas. Žinai, kokį mes multiką su tavim panašus? Atsimeni Megas XLR tokį multiką? Nelabai. Tie, kas klausot mūsų reguliariai. Bet kas yra seks ir multikas, nežinau, ar aš pamenu. Megas XLR. Ai, nes tu sakai Megas Sex Alert ir aš... Mes rimti tokį primenam. Ne, Megas XLR. Pasigooglink, kaip atrodo. Tie, kas klaus mūsų, žinot, kaip mes atrodom, nors mūsų balsai sako yra panašus žiauriai per radiją. Ir ten yra 2 personažai. Ne, Vikintoks. Na, tai supratau. Tai Discordas uždės ant bomžų toj galvą man ir uždės ten ant to multiko, to aiškiai. Ja, yra tavo jokingų instrumentų. Aš dabar, kai tavo dainą klausiaus, man iškilo tokia mintis, kad bet kokia daina, kuri yra grojama su šaukštais arba dūdmaišiu, negali būti nejokinga. Man balalaika yra kažkoks dalykas. Kas yra balalaika? Rusiška tokia su 3 stygom. Tipo kaip bandžio. Kad fut freestyle. Visi tie, kur visos tautos galvoja, kad yra kažkokios tai išskirtinės. Visom tautom yra tas dalykas. Visi galvoja, kad jų samagonas išskirtinis. Kad halva sukūrė. Jo, kad halva sukūrė, kad natas sukūrė, kad jų samagonas kažkoks kitoks, kur tu Lietuvoje sėdi varo iš bato aulo, po to nuvarai Rusiją iš bulvės, po to nuvarai kitur iš vynogę. Visur tas pats. Tu tiesiog sėdi ir marvės kažkokį tai daiktą. Ta prasme, visi šitą galvoja. Ir visi galvoja, kad 3 stygų instrumentas ant inkilo su ištemptu valties irklų vietoj grifo yra jų unikalus instrumentas. Ir visi jie taip pat tuninti, visi jie taip pat skamba ir visi jie daryti iš ten arklio plauko. Kaip, jau čia yra vienas iš teisingiausių dalykų, kurį esi laidoj pasakęs, iš tikrųjų. Dabar man tas... Nes aš kaip dalyvaudavau tuos projektuose, Tuose projektuose? Nes dabar žmonės galvoja, kad tave X Factory dabar jau googlina. Ne, kur nemokamai iškeliauja ir kultūrinės su kitų šalių žmonėm. Okay. Nu, tipo Erasmus Plus projektai. Ko gero daug kas žino. Narkotikus vežėjai užpakalyje. Ne. Jis irgi nemokamai su žmonėm socializuojas. Lenkai nestabdo. Ai. Ir tenais būdavo kiekvienos šalies kažkoks vakaras. Tai tipo rumūnų vakaras, makedonų vakaras, graikų vakaras. Ir vis laik lygiai tas pats būdavo. Rumūnų vakaras, tai jaučiu tiesiog prišiukšlina visur ir šoka aplink laužą. Pjautis paleidžia. Apvogė vieni kitus. Balalaiką kol groja balalaiką, tol kovoja šunis. Ir vis laik pasibaigdavo kažkokia maistų degustacija. Vis laik būdavo 3 kertiniai akmenys. Būdavo
gaidelės sausainis kažkoks visą laiką. Jo, tada bulka kažkokia. Alus, kur matos, tenais tipo visiškai low-endinis ir toks pašildytas kelionį, žinai, iš Rumunijos iki Lenkijos, kur atvežtas papurtytas. Ir ta kažkoks stiprus gėrimas būdavo ir, kaip ir sakei, tipo visiškai tenais, tipo tokia, kur vieną kartą geriausiai buvo jo rumunų, atsinešė mineralinio butelį stiprų gėrimą. Is it safe to drink, žinai, my friend. Visą laiką iš senelio kažkokia tai Rusija ir visi kažkam pirmam prieš 2000 metų tvartas užsidegė ir išsirūkė kiaulės ir visi dabar galvo, kad čia irgi jų unikumas valstybės. Visos valstybės yra ta pati valstybė. Jeigu tavo valstybėje neauga ypatingai augalai, ypatingi gyvūnai ir nėra ypatingo nieko, bet tu esi, pavyzdžiui, tipo, va, tokia Europos dalis, tipo, kiek... Šiaip visa Europa panašiai gan yra. That's racist. Ne? Ne? Okay. Kodėl? Europoje vienos rasės žmonės gyvena. Tipo, originally. Okay. Slow down there, Hitler. Originaliai, žinai, kaip norėtum. Žinai, tu ir Marksas, žinai, kaip jūs... Ne, Marksas ne apie tą buvo. Supratau. Kažką dar norėsiu. Kodėl tu manęs klausi apie jokingus instrumentus? Nežinau, nes tavo toj nuoj, kur su šaukštais vis laik, tipo... Kokią dabar dainą groja prieš tai? This ain't no place for no hero, bet kas ją dainuoja, tai... Ir taip, this ain't no place for no hero, ir šaukštais daužo, bet čia, žinai, su barzdas, bet ant to. Yra visą laiką, tu kai įsiklausai, tai kažkokias tai roko gabalus, dar kažką, visą laiką išgirsti kažkokį keistą, pat kaip Blue Oyster Cult, kur su kaubelu, tas... Kur visas SNL skečas buvo skirtas tam. Tai va, nežinau, kokie dar jokingi instrumentai yra. Žinai, kokia nors grupė, kuri turėtų unikalų kokį instrumentą, kur, pavyzdžiui, tipo, kaip, pavyzdžiui, buvo LT United ir tasai su elektrinė violin, tipo, grojo. Čia unikalus instrumentas labai? Aš manau. Ne. Kada tu buvai koncertą, kur buvo elektrinė violončelė? Vanessa May, seniai Lietuva. Kada tu buvai? Aš matęs tiek anonsų. Tipo, jeigu tu vieną grupę pasakai, Vanessa May buvo tiek kartų Lietuvoje, kad... Čia tas pats, jinai kaip Vaikulė yra. Tu Vaikulės aš tiek anonsų girdėjęs, kad aš pilną kojas konsą girdėjęs. Nes aš visą laiką jos gabalo vis toliau įdeda. Ja liubliu tebe. Ir tai jau žinai, kad coveris, tai jau tu žinai gabalą iš esmės. Ir ten Palanga, tai tu Palango irgi esi buvęs, seniai. Aš full experience esu iš Teliko gavęs per 12 metų. Tai lygiai tas pats Vanessa May. Tai aš tai daugmaž įsivaizduoju. Bet šiaip yra tokia grupė, kurios visiškai kiekvienais metais turuoja, tipo, kur, pavyzdžiui, skuteriai. Jie turos, kol neišmirs visi žmonės, kurie klausos. Kol bus lašelinių su B vitamino nuo scenos nulipus įsmeigti rankytę ir, žinai, ir kol bus želė pasistatyti ragiukam iš savo frostipintų plaukų. Tai... Nes aš kažkada turėjau kelionę per skuterių diskografiją visą ir labai įdomi grupė, galiu pasakyti. Aš visai norėčiau davaryti koncą skuterių. Ta prasme, jie pasikeitė kažko ar ten skanduotės? Ne, bet tam ir yra esmė, kad nepasikeitė. Kur mes stumėm ant Imagine Dragons ir visų tų, kur tipo pradėjo nuo tokio gero roko ir tipo labai popsėjo, ne. Yra fulės, kamuolys, motociklas ir turim paklausti, kiek kainuoja žuvis dainuoja. Turim gabalą, tai važiuoja. Nes, aš suprantu, kažkaip vaikystėje aš supratau, man tie skuteriai, visi klausydavo, tai aš irgi skanduodavau, bet dabar tai aš tiesiog, man net laikė išbandymo labai Tai stipriai. Daug kas net laikė, bet aš daug ką noriu pamatyti, kad neišlaikė laiko išbandymo. Gerai, kas dar neišlaikė laiko išbandymo, apart mano aprangos ir... Iš grupė kas? Šiaip, gyvenime. Platėjantis džinsai neišlaikė. Negrįžo į madą, nes viskas grįžta į madą. Aš irgi, dabar aš pasižiūriu, tipo, kur benami aplinkui vaikšto turgų ir aš galvoju, ar jie naują trendą pradėjo, tipo, ar čia... Benamių neplatėjo tys džinsai, pas jos siaurėjančios kojos. Ten man atrodo, ten yra kažkoks invertintas dalykas. Nes aš nesu matęs bomžo be kliošų, pas jos kažkas yra. Jie eina ir ta koja tabaluojas viduj, kaip... Žinai, esi kada nors stulpą laikęs įsmeigtą į žemę ir jį taip sukės ilgai, kad juodžemis tokia skylė išsukė girna pusinę tokia. Tai vat pas jos kalaškiai ta koja. Taip, prieskonių malyklė, tai jie išmala tą džinsą tiek, kad jisai tiesiog... Šiandien, aš manau, kad mes čia nebepakilsim šitam šeimai aukščiau, einam.
Ar esi susipažinęs su šunų laikymo įstatymais ir visokiomis taisyklėmis? Aš nekalbu apie tai, kad negalima mėgoti savo šunim, yra tokių, kurių neignoruotum taisyklių. Palauk, per daug informacijos. Paklausiu vienu metu. Apsistokim ties vienu dalyku. Nieko nepripažįstu ir nieko neneigiu. Pirmas klausimas, ar esu susipažinęs su šunų laikymo taisyklėmis? Žinau vieną, tai kad dvarneškas reikia, jeigu pasimint dvarnešką, reikia ją sterilizuoti. Tai šitą žinau, tai čia jau pas mus. Bet, pavyzdžiui, kokie šunys turėtų turėti antsnukį, kokio ilgio gal pavadys turėtų būti ir panašiai? No idea. Čia kaip turbūt daugelis vairuotojų neįsivaizduoja, kokių dimensijų turėtų būti tvarstis vaistinėliai. Ten ar dar kas nors, ne? Aš čia... Niekas tavęs neklaus, kokią pleistro klijuotą ant galvą nuneštą žmogui. Taip, bet ten negalima prisikabinti, kad pas tave, pavyzdžiui, ten vaistinėlė netitinka pirmosios pagalbos. Gali prisiknisti, jeigu jos galiojimo laikas pasibaigęs. Supratau, o kas ten gali pasibaigti, kurios vietos? Jodo? Spirito. Spirito galiojimo laikas? Žirklės surudys, žinai. Nes būna daug kas tipo daro tos, kai veža technikinės apžiūros, tai tipo susikeičia su draugeliu tą gesintuvą ir tą atsikeičia atgal. Nu, nes realiai... Kam prireiks? Kam tas gesintuvas? Aš nieko neskau, kad jie neturėtų turėti galiojimo laiką, bet niekas ten ko gero labai neatsitinka. Čia, žinai, tas pats, kas batoną 2 dienų po galiojimo valgyti. Na, tipo, still, you gotta do what you gotta do, žinai. Nu, aš geriau valgysiu pelėtą batoną, negu dėksiu gyvas geležiniai 2 tonų karste geležiniam. Ne? Nes tas, aš norėčiau, kad veiktų absoliučiai. Ta prasme, kaip... Čia, žinai, kaip aš žiūrėjau tą komediją. Kaip oro pagalvės pasibaigė. Jo, Comedians in Cars Getting Coffee, tą Seinfeldą žiūrėjau ir jisai turi ten senų automobilių visokių ir neatsimins, kokio komiko buvo, bet jie važiuoja ir sako, ir tas komikas jam sako, bet čia net nėra tų airbagų, žinai, oro pagalvių. Ir tas Seinfeldas sako, kiek tu kartų per gyvenimą panaudojasi esi tai airbags, tipo, tu tikrai dabar veikia, dabar būtent šitą, kai mes kilometrą važiuosim, tau jau prireiks labai. Man, žinai, man oro pagalvės yra kaip, nežinau, kokį čia pavyzdį duoti. Čia yra toks dalykas, kurio aš niekada nenoriu panaudoti, bet aš noriu, kad jis būtų. Mes gale sėdam, ten nėra tokio dalyko. Tu kalbėjai, kai mes važiuojame į turą. Taip, bet mes prisisekam. Nes man yra keisčiausias dalykas, aš anksčiau supratau, kad aš nesisekdavau saugos diržo. Kuo aš esu saugesnis, sėdėdamas per paralono metalo kėdę. I feel like gambling. Taip, nes prieki, tai tu sėdi visą laiką, užsisegi normaliai. Gale atsisėdi viskas, čilas, kojas užsidėjęs, peiliai kaktą įsirėmęs, kad būtų patogiau, dar kažką virbalą pasidėjęs prieš save. Nu, gerai, dėl to ir klausiu, dėl šunų, tai Liverpoolyje istorija tokia išlindo, kad čia yra daug arkų šito istorijų ir, man atrodo, mes pamėginsim jas išsiaiškinti. Twists and turns. Ta prasme, aš pamėginsiu kuo geriau po vieną detalę atskleisti šitos istorijos. Žodžiu, 80-metė moteris vedžiojo savo šunį. Oh, shit's about go down. Ir tai vedžiojo po kapinės tą šunį. Okay. Vėlgi klausimas, ką ieškojo? Ieškojo, kažkokį skaniuką, žinai, skaniuką šuniukui, arba gal savo vietą, žinai, kur norėtų, kur čia bala nesikupė šitose kapinėse. Šuniui parodo, kad atsimintų, kad po to ateit galėtų. Postit, kad ateitų. Ir tada prie jos priėjo 2 policijos pareigūnės. Kapinėse, kai vedžiojo šunį. Moteris, policijos pareigūnės, tačiau viskas nebetika istorija. Dar pasakai, kad atvažiavo su mašina, da vairuot gavo, eikti. Kas patrolina visų pirma, kas muštruoja po kapinės? Yra vienas klausimas. Antras klausimas, kad jis duoda žmogui baudą už tai, kad pavadėlis yra ilgesnis negu 2 metrai. Okay. Bet tačiau daugiau negu 2 metrai pavadėlis. Nors nes čia nėra baisiai ilgas. Nes aš esu matęs, kur žmonės... Mano ilgio pavadėlis. Tai čia nėra baisiai ilgas. Ta prasme... Yra kažkas kitaip sakė. Ne, bet aš esu tokių matęs, kur senas žmogus vedžioja su tokiu pavadžiu, kuris yra mašinos troso ilgio ir kur šuo į mane bėga. Aš esu už 13 metrų ir šuo jau man kanda į veidą, bet pavadėlis dar neįsitempęs, jis dar susisukęs į rytę. Žinai, tokį, kaip filmuose, kur visą laiką nėra buvę jūreivio filme, kuriam nepagautų už kojos, besisukant į virvę ir neįtrauktų į jūrą. Inkarą, kai veta. Taip. Tai lygiai va toks pat. Ir pasirodo, gerai. Kai tau 80 metų, aš jau kažkada buvau šnekėjęs, nevedžiok Dobermano, davai, nes tu niekam nesukeli pasitikėjimo jausmo, žinai. Taip. Tipo, jeigu tu vedžiotum Dobermaną, tai aš dar tikėčiaus, kad tu gali išlaikyti arba kad išdrestravęs jėsi, ne? Kitas dalykas, iš kur jo šuo buvo.
tai jinai savo šunį išgelbėjo iš Rumunijos, kurisai buvo šunų kautynėse. Supratau. Dogfighting'e Tai dalyvavo. ten jaučiu kokį, tai ir aišku bus ten koks nors, kurį ten varpelį jis išgirdęs, kuris kaip tyčia sutampa su vaikų kokios nors mokyklos, kaip pro duris įeini, jam staiga užsipila akis kaip rusų šnipui kokiam, žinai, kaip pasako čiornėje glaza ir jisai must kill Obama ir tai aš jaučiu šunį irgi. Ir jin gavo tą baudą. Ir kas man įdomu visai buvo, dar čia rašė, jeigu nesumokės šitos baudos up in Fortnite, ką reiškia? Ne Fortnite, bet Fortnite. Fortnite ir Night. Aš žinau, aš ir girdėjęs. Tipo labai greitai, ko gero. Jo. Ne, tasai kažkoks toksai. Tai tada bus gaus 2500 svarų baudą ir turės criminal record. Kas yra, man atrodo, visai... O tai kokia dabartinė bauda? 50. Ai, taip. Bet kai to 80, tai 50, žinai, yra pinigėlis. Nu, tai nėra po kapinės vedžio Dobermano. Tai va, žodžiu, 80 metų, recapinkim viską, ne, tipo, suveskim istoriją. 80 metų moteris vedžiojo super ilgų pavadžių šunį, kurį jin gavo Rumunijoje iš šunų kautynių ir prie jos priejo 2 moteris policininkės, kuriuose išrašė 50 svarų baudą ir jinai visą naktį verkė ir dabar apie ją parašė Yahoo News. Bet aš nesuprantu, koks čia moral, ta prasme, ką mes sužinojom iš tos istorijos, anot Yahoo News. Kas iš to, kad Boba gavo 50 svarų baudą? Man, pažiūrėjau, keistas pats priskabinimas, kad tipo daugiau negu 2 metrai. Bet ir plus man pats settingas toks keistas. Sakyk. Nes, pažiūrėjau, aš kai Šiauliuose gyvendavau, man labai shortcutas būdavo trumpesnis praėjimas iki kai kurių vietų per kapines. Ir jeigu aš eičiau per kapines ir pamatyčiau senutės Dobermanų, kuris vėl prie to inkaro pririštas grandinė, žinai, kur 20 metrų, tai... Viduriai ežero stovi tokioje valtyje jinai ir jos veidas kaukolės, ne? Kad jinai mirtis atėjo. Nes man yra, būtent tas vedžiojimas savo Dobermanų milžiniškų pasiemus iš kažkokių tai šunų kautynių. Aš džiaugiuosi, kad tas šuo yra išsaugotas ir jo ten daugiau nebėra, bet turi būti kažkokie extra precautions. Aš norėčiau, kad tas šuo, nes aš esu, tarpsne, sultingas mėsos gabalas. Aš žinau, kaip į mane šunį žiūri, tai tikrai nenorėčiau ir dėkoju, kad apsauga. Nors bus nezėba, jeigu tam žmogus sugriuoja gyvenimu. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Kaip čia gailiai tas mikrofas tavo tokį pasisuko. Ir su visų stalu tiesiog. Aš dabar pajutau, kaip su kartim, žinai. Ta prasme, jaučiu, kad pasistūmė vis iki prostatos man tavo mikrofas. Gerai, turinio rekomendacija. Pirmadienis. Aš neapsiemu dažniausiai filmų ir serialų rekomenduoti, nes mes tam turim jau pusiau profą klajumą ir galim tikrai parekomenduoti gerų dalykų, bet aš daugiau žiūriu į appsus, visokias svetainės ir YouTube kanalus. Jo. Tai šiandien parekomenduosiu tokį kanalą, kuris, man atrodo, ir man, ir klajumui šiaip labai praverstų, kaip ne patiem išmintingiausiam pasaulio žmonėm. Tai YouTube kanalas, kuris vadinasi Oversimplified. Tai tipo, nežinau kaip lietuviškai, supaprastinta gal išverščiau lietuviškai. Persupaprastinta. Tipo, kur paimtos gan sunkios temos. Taip. Kol kas dabar daugiausiai su istorija čia susiję, bet manau, kad jie plėsis tikrai daugiau, nes peržiūrų, žiauriai daug renka. Aš dabar važiuoju 20 milijonų, 5 milijonų, tipo visi virš 5 milijonų peržiūrų. Ir ką jie daro, tai pieštinis dalykas, tokie vos ne kaip memų komiksai nupiešti. Ir paimtos tokios temos, kur, pavyzdžiui, jie pradėjo nuo pirmo pasaulinio karo, pirmas pasaulinis karas, 2 dalis po 6 minutės. Ir visi svarbiausi dalykai tau paaiškinti. Taip. Tai jeigu tu nori savo kolegom ar kažkam kitam tipo pasakyti, bet šiaip per pirmą pasaulinį karą, žinok, iš tikrųjų buvo taip, o ne taip, tai 6 minučių video pažiūrė, nereikia žiūrėti dokumentikos apie Hitlerį, tenais 24 serijų, kur aš kažkada mėginau pražiūrėti apie antrą pasaulinį karą, pavyzdžiui. Taip. Ir panašiai. Tai viskas labai supaprastinta, labai fainai nupiešta ir labai gražiai garsinta ir labai gera produkcija. Ir kas, manau, yra labai geras būdas žmogus sudominti istoriją. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu pažiūrės šitą ir tau patiks, sakysi, okei, tai gal aš ir knygą tą paskaitysiu kažkokią, arba jeigu norės daugiau informacijos ten ar ten. Taip, apie konkretų laikotarpį pasidomėti, nes visi mandri yra apie Hitlerio bandymus žiūrėti dokumentikas.
Bet visą laikotarpį, ten pirmą pasaulinį karą, sukišti į 6 minutės juokingai ir informatyviai yra tikrai sudėtingas dalykas. Ir čia, žodžiu, pirmas pasaulinis karas, po to Mini Wars yra, tai futbolo karas buvo kažkoks ir Falklands karas. Atsimenu, kur ten 2 valstybės susipyko mačo metu, man atrodo. Gali būti. Jo, nes mes, man atrodo, netgi kalbėjom laidoj apie šitą dalyką. Gali būti. Po to karas, kuris pakeitė anglų kalbą ir panašiai. Žodžiu, įdomus dalykas. Jeigu turit 6 ar 10 minučių, kol valgot sausus dribsnius, labai rekomenduoju pažiūrėti. Ne tik pažiūrėsit fainą video, bet ir kažką sužinos. Jo. Tai dar kartą, kaip vadinasi kanalas? Oversimplified. Beveik 2 milijonai prenumeratorių, o jeigu nesusirasite jo YouTube'ai, tai mūsų Discord'e tai atsidurs. Mes abu savim naudojamės elektroninę bankininkystę. Ko gero saugus sakinys būtų pasakyta, ne? Nu taip, daugiau jeigu nieko nesakysiu. Girdėjai, kas dabar sklandė čia, kada vakar? Su elektroninė bankininkystė ar galima siauriau kažkaip? Istorijos, tipo, kaip prisidirbo žmonės elektroninę bankininkystę. Ką ir aš dariau anksčiau ir jau tu esi tikrai kažkada daręs. Tai, žodžiu, viena Vilnietė pervedė pinigus. Ir vis laik paskirtai gali parašyti. Ir aš ten irgi visokius bairius būdavau pradėjęs rašinėti, tipo prostatos masažuoklį, permet ten kažkam 10 eurų ir panašiai, žinai, tokius. Ir jinai ką parašė, tai buvo sex, drugs and rock and roll. Tai tipo seksas, narkotikai ir rock and rollas. Nu tiesiog bairis, ne? Ir pervedė 5,5 euro. Ir jai teko aiškintis visom institucijom, ar tai nėra susijęs su narkotikais ir prekybos seksu. Ne, supratau. Už rock'n'rollą. Vat už rock'n'rollą. Įrodyk, kad nepervedėjai. Laisvė rock'n'rollui. Tai parodyk, neturi playlistą Johnny B. Good. Gerai, tada viskas gali paleisti. Tai tokia, nežinau, nes aš, pavyzdžiui, vis laik irgi mėtydavau šitus dalykus ir rašinėdavau visokius, už kepenis parašyti. Supratau. Mano draugė turi tendenciją, kai jai reikia, jeigu aš neatrašau, tai yra viskas, bet jinai būna nudingsta, neatrašo. Kai man labai kažko reikia nuoširdžiai. Ne tai, kad, tipo, nes jinai tikrina, ar aš su paleistuvėm dabar nesėdžiu, vadžinai, 3 valandą dienos. Vat ką aš jau veiksiu, tai sėdėsiu. Žinai, kas geriausia yra, kai paskambina po 80 ir paklaus, ką veikia, kuriuose. Ką veikia, ką darai? Tai kamera yra. Matai. Bet tai aš ką darydavau kartais, tai kad ją pasigautai, aš parašydavau visą žinutę ir pervesdavau eurą. Nes jinai tada tikrai pasižiūrė Swedbank. Jeigu ateina, jinai tada pasitikrina ir aš į paskirtį parašydavau ten 2 puslapio žinutę, kad tu nekeli ubagė. Memoratyvą. Tai ten, eurą, pavyzdžiui, pervedu ir tada nesiai tada ateina notifikacija. Ką esu daręs porą kartų. Okay. Neblogas. Tai supratau, tai pasiaiškinu. Bet tai kaip tu gali aiškintis? Kokiom dar institucijom? Čia tikrai yra tikra naujiena, nes man čia toks... Taip. Tipo, pradžiai bankui reikėjo daug aiškintis dalykų. Supratau. Nes, man atrodo, kad čia harmless joke visiškai yra. Nieko neįženčiantis bairis, ne? Sex, drugs and rock and roll. Tai, aš suprasčiau, jeigu už vieną iš tų dalykų, bet už visus 3. Ne, tai už 2. Už 2. Taip, gerai. Skaitom, kad rock'n'rollas yra jo, jie abu inkorporuoti, kad jau yra rock'n'rollas, kai yra sex ir drugs. Bet kaip turėtų tai suprasti, nes turbūt ir bankas turėjo būti self-aware, bet jaučiu kas nors, čia aš jaučiu, kas nors bankė taip pat patrolino tą patį žmogų. Tik dėl to. Nemanai, kad tiesiog iškėlė visą šitą tam dalyką, nes, nėra žmogų. Bankė nedirba žmonės su folgos kepurėm, kurie nesupranta bairio. Aš bau, kad dirba. Noriu pasakyti, kad bankuose... Bet man, pavyzdžiui, bankas yra tokia vieta, kur, man atrodo, vien žmogus nieko negali padaryti. Ta prasme. Kaip valstybė. Bankas yra valstybė. Vienas nieko negali. Bet jeigu keli susijungia folgom, tada, tipo, jau kažkas vyksta. Supratau. Nes tu banki niekas esi. Nes man atrodo, kad bankas ir skandinaviškos įmonės turėtų būti tokia vieta, kur labai greitai atsijoja visus tuos, žinai, tokius žmonės, kurie kažką netaip, nes tu esi girdėjęs, kad, pavyzdžiui, mokytojai pačiuožė protas ir jis ten koks nors nesveikas arba dar kažkas, bet aš nesu girdėjęs, kad bankė skaičiuojantis pinigų žmogų ir valdantis kažkokius tai finansus, žinai, su katės iškamšas sėdė. Greitai likviduoja gal jos. Jo, aš atsakau, aš manau, kad ten tokia vieta, kur labai greitai įsijoja žmonės, kaip ginklo turėtojai. Tas yra kažkoks listas turi būti, kur šitus dalykus turi tvarkyti. Nes, pavyzdžiui, aš kai išleidžiu video, aš komentarus per 2 komentarus galiu pasakyti, ar tas žmogus reikia su juo dar toliau kalbėti ar ne. Nes buvo vienas žmogus, man pradėjo rašyti apie istoriją
bet neteisingai. Nu, tiesiog kažkokias nesąmonės mintis ir aš sakau, ką tu čia rašai. Ir jis tada man numetė linką į YouTube, kur fraktalus aiškina. Ir supratau, viskas, aišku. Kas yra fraktalai? Nu, va būtent. Tai ir... Ir tai, kas fraktalai yra, man įdomu pasidarė. Fraktalai yra šitie, kaip... Tu pasakyk geriau. Sudėtinis geometrinis darinys, kurio atskiri fragmentai yra panašus arba identiški visumai arba kitiems fragmentams. Nu, supratau. Vitražai, gročiu. Tai yra vitražai. Vitražai. Kaip vitražai veikia? Ką jis tau numetė? Kaip fraktalai. Tiesiog fraktalai aiškinimo video. Ir aš supratau, kad čia, tipo, kad 3 trikampus sudedi ir gaunas 4 trikampis? Taip, tai aš tada supratau, tu vienas tu. Okay. Nes, nu, čia ir yra viena didžiausių problemų įsivelti į diskusiją. Aš niekad netrašau savo YouTube komentaruose. Nieko? Aš arba užlavinu, arba parašau, jeigu klausimą paklausia kažkokį, seconds video greit bus. Jau seconds greit bus. Bet jeigu kažką įsvarant manęs ar panašiai, tipo, dažniausiai palavinu tuos, kurie varo ir ta, tipo, jie arba patys ištrina komentarą, arba... Nes žmonės... Nes buvo ten tas, tipo, kur surenkam 5 laikų ir pasakysiu, kad Vaidutis debilas yra jam mėgs. Ir užlavinu, ir, tipo, nesurinko. Nesurinko 50? 20 buvo. Ką, žinau, ir už 20 jau galima būtų pasakyti. Aš galiu pasakyti debilas, tai jis. Ačiū. Nu va, ir viskas. Tai yra gražiausias dalykas, kurį man šią savaitę pasakė, Klaujumai. 20 valandų 22 beveik minutės yra. Tiek, nu va tiek, aš tada galiu pasakyti. Supratau, nu kaip tavo sveikatėlės, dar išgyvensiu valandą? Oi, aš tai išgyvensiu, viskas gerai. Gerai, žodžiu, šiandien paskaičiau apie tokį dalyką, apie kurį šiaip niekad nebuvau pagalvojęs, nes, pavyzdžiui, kai yra turtingas žmogus, kuris turi turtą, ne, visoką, tarkim, ar automobilių, tai būtų kolekcija, ar daug nekilnojamo turto, ar akcijų kažkokių turėtų, kai jis miršta, jos yra kažkam perdodamos. Dažniausiai. Jeigu jis parašo, kad jo tenais, ar nori labdarį atiduoti, ar savo giminaičiam, ar kažkam. Nu, tai bet galėtų tiesiog, žinai, yra palikimas. Okay. Mes radijoje dirbam, mums reikia, kad 40 minučių laida būtų, supranti? Gerai. Ir yra dabar pasirodo vienas dalykas, su kuriuo taip neveikia dalykai, nes netikėtai mirė vienas žmogus, kuris turėjo 137 milijonus kriptovaliutų. Ir viskas pasiliko, jo kompiuterį užkriptinta ir tada jis tipo niekas negali įslaužti ir jis niekam pasvardo jokio niekur nėra davęs. Jo, šitą irgi turėjau, bet ten yra ne tai, kad... Digital Exchange kažkas toks. Jo, Crypto Exchange says it can't repay 102 milijonų to clients. Tai ne vien, kad palikimas, bet klientam. Ta prasme, tai yra žmonės, kurie... Suinvestavo pinigus ir ant jo dabar ten ant ko beisina dabar ten tuos engine-o. Ant ko ten? Man atrodo. Tai ten koks nors engine based, aš nežinau, koks čia kriptas. Nu čia vėl tie dalykai, kur aš geriau nei vieno žodžio nesakysiu, nes visiškai prašau nušausiu ir čia atsiras kažkada, bet šiaip tai ta blockchain technologija yra tokia, kad... Šiaip tai reikia hodlint, seniau, tu dabar viską išleidai, čia reikia hodlint, tu dabar... Tai va, tai ir negali niekam atiduoti. Nes tipo... Quadriga CX survivors try to hack encrypted laptop in hopes of accessing cold wallet. Tai tipo jo piniginiai kažkokiai sėdėjo visi tos kriptovaliutos. Taip. Ir jie mėgina dabar hackinti jo laptopą, kol patarkė išsikrovė, nes pakrovėjo nepaliko, nuskendo su pakrovėjo. Aš savo panos tarpko į cold wallet vadinu. Jie. Kortelių daug prikišė, ne? Ne, odinė ir šalta. Tai va, šitą norėjau pasakyti dar vieną dalyką, kad girdėjau atvejį, nežinau, gal ir Vilniuje, kad Kaune sužinojo, koks bičas kažkuris ten turėjo kripto, nemažai pribėgo su šitais ir sako, sakyk savo to walleto passwordus, ar ten wallet key, kaip jis ten vadinasi, ten kur labai toks ilgas. Ir jis ten diktavo ir su jo kripto ten susirinko. Vyksta jau kripto apiplėšimai, kur čia yra... Tai, man atrodo, čia labai natūralu. Taip, čia yra vienas žingsnis, kad plėšikas prie tavęs su kortelių aparatu pribėgtų. Nes tipo, bet kas turi vertės. Tu nesupranti, ar čia padavėjas, ar mane apiplėštų. Žinai, aš neatsimenu, kad... su juoda kaukė atneš sąskaitą. Jo, galvoju, ką aš pirkau per paskutinės 2 valandas ir kur nesusimokėjau. Nes tipo, bet kas turi vertę, tai tą ir pavok žmonės. Nu jo, bet jeigu man vertę turi santykiai su žmonėm ir draugystė. Tai patikėk, kad tavo santykius pavoks greit kažkas. Teisingai. Tai va, kaip tavo kripto milijonieriaus sekasi? Ką? Taigi tu investavai į kripto...
Dabar nekyla. Nei kiek, tu nei kiek? Laikomės ant Ne, aš ten labai nedaug turiu. Nu taip, bet ten kiek ten? Iki 100 eurų, sakai, ten investavai, ne? Tai dabar kažkas pasikeitė, yra ten... Dabar nebėra 100 eurų. Ai, pakrito? Tai jis krenta žemingi. Aš suprantu, tai ir neauga. Ne, kol Trumpas nepasakys, kad sieną galim pastatyti, kol bitkoinas bus $20,000. Ai, tu bitkoiną pirkai? Yeah. Supratau. Ne, ta prasme, kad bitkoiną nusipirkti pinigų turėti. Taip, bet o tai kokį tu kripto? Trupinėlį bitkoinų. Ai, trupinėlį bitkoino. Supratau. Nes vienas bitkoinas, ten daugiai kainuoja. O tai tu domėjai, kuri stabiliausia, daugiausiai turinti sėkmės kilti, ar tu tiesiog žinomiausia valiuta šovai? Aš nenorėjau į Dogecoin, nenorėjau Banana Coin, nenorėjau Vaido ir Klaujimo Coin, nes čia irgi mėnesio neištem žinai šitas dalykas. Sakau apie bitkoinus vis išnekas, tai kodėlgi ne? Supratau. Tai ko tu lauksi? Ta prasme, yra kažkokie... Ko aš lauksiu? Atlyginimo kitą mėnesį lauksiu. Ne, kur yra kažkoks žemiausias taškas, kur sakysi viskas traukiu, ar paliksi? Tai dabar jau net neapsimoka to žemiausio taško laukti. Nebent 10 kartų pakils ir tada, tipo, okei, bet kad, 100 eurų, hey. What happens, that happens, žinai. Supratau. Aišku. Esi buvęs kazino kada nors? Esu. Ir? Nieko gero. Ta prasme, visiškai nieko nesišlošęs, neturi kokios įdomios istorijos, kažkas tie komikas. Tai kad ant tokių, tu tenais, visų pirma, kai tu naini į kazino, tu nemėgini būti jokingų žmogum, nes greit, nes kaip mes įsivaizduojam visi kazino, kur ateina, visi su smokingais nešioja kažkas gėrimus, tipo visokie gražūs aparatai mirks, ne, tenais tu ateini, mėgini prasliūkint nepamatytą, žinai, ir ta prieini prie kokio nors aparato arba stalo, kur bičas su koja deda žetonus arba junginės koja ir toks, čia ne mano vieta. Taip, bet tai tu buvai kazino ar aparatiniai, nes tai yra du skirtingi dalykai. Ir tame buvo. Nes aš buvau kazino, kur nebuvo apsaugos, kas buvo labai keistas sprendimas tenais, tokiai vietai. Ok, o tai kazino, kuris be apsaugos, tai buvo tiesiog aparatas lauke? Ne, normalus kazino, su krupie visokiais ir panašiai, ir tenais nebuvo nei vieno apsauginio. O tai nebuvo toks dalykas, kad jeigu tu jų nematai, tai reiškia, kad jie tavęs nemato? Ne, jų nebuvo, nes buvo konfliktinė situacija ir... Tarp tavęs ir krupie. Gal pradžiai tarp manęs, bet po to aš kaip katalizatorius pasišalinau iš to veiksmo ir viskas buvo gerai. Supratau, tipo žmogui nepatiko, kad jo laudino kauliukus ten kaip nors, kad kreivai pasuka. Oi, būna šitas, kad tenais, tipo, ne tą išsukai, ne tą kartą išmeti ir panašiai. Man atrodo, krupie darbas yra baisiausias vienas pasaulyje, nes tu tiek grasinimus laukia kiekvieną dieną. Ir žiauriai tikrina. Mano vienas pažįstamas dirba krupie kruiziniam laive. Tai ten... Ta prasme, jisai ten per Facebooką nerašė, ten ilgai negalėjo bendrauti, kad ten kažko ten neiškaziolintų kažkokių dalykų. Tai aš pilnai tikiu šitais dalykais. Ten keičiasi stalai. Supranti, pusė mano žinių apie kazino yra iš Oceano 11 filmo. Tai va, ir yra esmė, kur aš sakau, mes esam labai romantizavę ir idealizavę tą dalyką, kad ten, tipo, viskas gražu, jeigu praeini pro virtuvę, kažkoks nelegalus pokerio mačas vyksta, ne, ten yra baisi vieta, kurią niekam nelinkėčiau apsilankyti. Jo, visa kazinkė ten yra nelegalus pokerio mačas. Nereikia eiti virtuvę. Virtuvėj žmonės mažiau prisidirbę nelegalių dalykų žmonės virtuvėj žaidžia tiesiog kortom, negu tie, kas sėdi tenai stoje vietoje iš tikrųjų. Žiūrėjai Super Bowlą? Nežiūrėjau, bet jau žinau, apie ką tu kalbėsi. Apie ką? Apie Halftime Show. Net nežiūrėjau, prasukau. Man rungtynės buvo įdomesnis dalykas. Ir kas nutiko su juo YouTube? Ne, mes apie skirtingus dalykus. Papasakok man, aš žiūrėjau tik tais rungtynės prieš atvarą. Rungtynės vyko ir vyko peticija, kurią pasirašė virš 1 milijono, gal netgi daugiau žmonių, kad Kempiniuko tas Sweet Victory būtų grojamas. Ir jisai tik buvo pareferencintas. Tai reiškia, jį ten per ekranus paleido, kas yra zėba iš NFL-o pusės, net atsukti į tai akis ir internetui duoti kažkokį dalyką, bet internetas nebūtų internetas. Ir jie Halftime Show dislaikino 100 štukų kartų. Ten vos nelabiau už YouTube Rewindą. Džiazų geriau? Jo, už džiazų stipriau. Ir, ir NFL-as ištrynė netgi Halftime Show video iš YouTube. Buvo Maroon 5, ne? Jo, Maroon 5, ir kadangi nebuvo Kempiniuko In a sweet, sweet victory. Okay. Tai praleidau geriausią vietą, ko gero, nes rungtynės buvo nuobodžiausias gyvenime. Ir šitą girdėjau irgi, kad visi labai defensive buvo, tipo... 10-3. Aš nežinau, tai čia kaip Iron Wolves, Iron Vytai su... Iron Wolves, tai arba jie, ta prasme...
Mūsų 500 km atstumu nuo čia nėra nei vienos komandos, kurios būtų lygios. Tai arba vienas traiška, arba kitas traiška. Supratau. Tai būna, tarkim, labai įdomus, kai šiaip iš vis įdomus čempionatas yra, kai 4 komandos jame dalyvauja. Kova dėl 3 vietos. Nu tai tu nei vienų nelaimėjai. Ta prasme, tu į pusfinalį išėjai. Tu tokia džiunglį... Aš taip nesuprantu, ką tu man sakai. Ką? Aš nesuprantu, kas vyksta dabar. Palauk, 4 komandos, kodėl čia juokinga? Nes 4 komandos čia jau pusfinaliai yra, o ne lyga. Kiek tu galvoji, aš komandinių sportų žiūriu? Ledo ritulį kartai žiūri? Nu, esu žiūrėjęs. NFL esi žiūrėjęs. Vieną kartą. No. Kaip tu manai, kiek valstybių yra ir kiek komandų NFL yra? Neįsivaizduoju. Gerai, žiūrėk, kaip manai, kiek LKL komandų, Lietuvos krepšinio lygoje, kiek komandų yra? 10. Daugiau, 12, man atrodo. Nu, okay. Galbūt, ką prašau, bet bent 10. Tai tipo, jeigu tu iš 10 išeini į top 4, tai tipo, tu kažką pasiekai. Taip. Bet jeigu 4 komandos yra ir dėl 3 vietos žaidžia 3 ir 4 vietą, tai tu nieko nelaimėjai ir tu gali dėl 3 vietos kovoti. Tai tipo, biškai... Tai čia kaip būna kokios nors žiemos lygos kovinės varžybos, kur būna 2 vieno svorio susitinka kovotojai ir tas, kuris pralaimė 2 vietą, gauna. Yeah. Kažkaip iš viso olimpiniam bokse keista yra, kad ten būna 2 bronzos medaliai, man atrodo. Čia kur? Olimpiniam bokse. Nes tipo, yra tos kovos, kurios dėl 1-2 vietos, tai 1-2 vieta, kuris pralaimi, tas gauna sidabro, kuris pralaimi tas aukso, o tie, kurie 2 neišėjo, jie, man atrodo, net nekovoja, bet gauna 2 bronzos medalius. Supratau, gali būti. Kas yra gan keistas dalykas. Gerai, netikros naujienos. Paklausiu 3 dalykų. Ką nori? Apie antsvorį, vandenį ar šampaną netikros naujienos? Tarkim antsvorį. No reason, tiesiog. Žodžiu, neįmanoma numesti iš tikrųjų? Ne, pasirodė tokia naujiena, kad būti vienišu tave greičiau nužudys negu antsvoris. Kaip tu manai, ar tai yra teisingas pasakymas ar ne? Aš manau, kad tai koreliuoti dalykai. Sakai, biškai persipina, ne? Aš manau, kad čia yra arčiau, negu jūs galvojat. Tai realybė toks jau dalykas. Bet nemanau. Tai va, žodžiu, gali būti vienišas, bet bent jau to 3 čipsų pakelio nevalgyk žiūrėdamas Friends seriją. Nu, tokia ir būtų išvada, kad čia visiškai ištraukta. Čia realiai tos demotyvacijos, kurie, žinai, aš esu viskas, kol tu esi pas mane ir panašiai. Taip, aš mačiau šitą Džimo reklamą, kur buvo parašyta Fat and Ugly, Just Be Ugly. Ir tipo, ir Džimo reklama. Ir dar mačiau, kur reklamavo dūmų mašinas. Šitas Fog Machines ir jas reklamuoja, tipo, parašyta negražus būgnininkas ir, tipo, šita dūmų mašina, tipo, parodyta pačia. Geras. Nu, man viena geriausia reklamų buvo, kur Sofa King yra, žinai? Ir jie tiesiog ant savo furgoniuko pasirašė Our prices are not low. They're so fucking low. Žiauriai geras šitas. Tai va, žodžiu, būkit vieniši, bet nebūkit story geriau. Tokia būtų ačiū už patarimą, Hebra. Ir šiandien Klaimas mėgstavo peškom. Gerai, ačiū visiems, kad buvote šiandien su mumis. Mūsų laidų įrašai YouTube ir Mixcloud'e, išeis rytoj apie pietus. Susigirdim rytoj 7. Jeigu kas nors neįnat mėgoti, įsijunkit streamą. Peace, iki. Streamą. Peace, iki. Streamą.